Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato elektronikos platintojų asociaciją EPA. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Luneckienė prie mikrofono, jūsų dėmesio tikisi laida Ekspertai pataria. Mūsų namuose tyliai auganti problema, kodėl nerūšiuojame elektronikos. Ar turite stalčių, kuriame guli seni telefonai, krovikliai ar neveikiantis prietaisai? Tikėtina, kad taip. Tyrimai rodo, kad net 74% žmonių namuose laiko nenaudojama elektronika. Ji dažnai lieka dėl viso pikto, gal kada prireiks. O atidėliojant sprendimą, kartais tiesiog pamirštama. Kodėl turime tokią situaciją? Atrodytų, kad informacijos apie rūšiavimą ir jo naudą mūsų gyvenimo kokybei išties daug. Gal vis dėlto problema ne informacijos trūkumas, o mūsų įpročiai, emocijos ir požiūris į daiktus. Tačioje laidoje kalbėsime apie tai, kas vyksta mūsų galvose ir namuose, kodėl pasenusi ir nenaudojama elektronika nepalieka mūsų namų ir kas iš tiesų galėtų paskatinti mus pagaliau ją paleisti. Man malonu pristatyti laidos pašnekovę Neringa Baranauskienė, komunikacijos agentūros EcoVoice vadovė ir elektronikos platintojų asociacijos EPA ryšių su visuomenė atstovė. Sveiki, gerbiama Neringa. Sveiki. Tai jūs dabar mums visiems ir pasakykite, kas iš tiesų čia pas tuos lietuvius galvose, kodėl mes linkę kaupti tą seną elektroniką ir ar tai jau tampa tikrai rimta problema? Jūs labai teisingai pasakėte, iš tikrųjų žmonės linkę kaupti elektroniką dėl viso pikto. Jiems atrodo, kad galbūt kažkada dar prireiks, kad net jeigu būna jį ir sugedusi, kažkada pataisys, bet metai iš metų ir tyrimai rodo, kad ta elektronika taip ir laikosi mūsų namuose, nei naudojama, nei sutaisyta. Yra aišku ir kaupimo įprotis, ar ne, psichologinės tokios problemos, kada linkę žmonės kaupti, neatsisveikinti, yra emocinis tas toksai ryšys lyg vertė sukurta. Betgi čiagi daiktas, kurio tu net 100 metų, kaip sakant, nei tu naudoji, nei vartoji. Ir jo, jūs teisingai sakote, yra kategorija žmonių, kurie tai traktuoja kaip daiktas, na tai ir yra daiktas, ar ne, bet tarkim vyresnė karta, kada gyveno sunkesnėme laikotarpyje, ar ne, tai jiems tas daiktas, jis tokį ir emocinę galbūt turi vertę. Dėl to jie sunkiai vis dar lietuviai sunkiai atsisveikina su elektronikos atliekomis. Neringa, jūs užsiminėte apie tos senesnius laikus. Tai dabar ir toks klausimas, kiek mūsų įpročius vis dar veikia tas sovietmečių susiformavęs požiūris, kad daiktus reikia saugoti, taisyti ir neišmesti. Ar čia tik tai yra ta priežastis? Jūs jau šiek tiek užsiminėte, jau mes palietėm, kad tai iš seno, kai buvo nepriteklius, tikrai, kai daiktas vienas tarnaudavo beveik visą tavo gyvenimą. Bet tai jau dabar kiti šiek tiek laikai. Ar tas sovietmečio pėdsakas, jisai vis dar toksai stiprus ir lemia mūsų įpročius? Kiti laikai, kita kategorija žmonių, jaunesnė kategorija žmonių, jie linkę pirkti ir vis viena linkę sunkiai atsisveikinti. Dėl to, kad, na, pavyzdžiui, paimkime smulkią elektroniką, kuri yra visiškai smulki, tai ausinės, ar ne, kaip pavyzdys, tai yra žmonės, kurie net nesusimasto, kad tai yra elektronika, ar ne, jie jos net nemato. Jie tiesiog padeda į stalčių. Skirtingos suvokimo kategorijos. Taip, kaip tarkim, sakot, vyresni žmonės, mūsų tėvai, ar ne, jie ten prisirišę emociškai, tada išstumia tą šaldytuvą galbūt iš namų į sodą, galbūt į sodybą, ar ne, bet vis viena jos neatiduoda. Netraktuoja kaip elektronikos atliekos, ar ne, nors jis galbūt jau net nebeveikia. O jaunesnė kategorija žmonių, tai jie linkę tada pirkti, yra vartotojiškumas, ar ne, kas irgi didina elektronikos atliekų kiekį. Ir jie tada neturi laiko, galbūt trūksta jiems motyvacijos atsisveikinti. Ką mes siūlome? Mes siūlome tuomet bandyti, jeigu daiktas tai yra veikiantis, ar ne, nes jeigu po metų tu keiti telefoną į kitą modelį, ar ne, tai daiktas juk yra dar veikiantis. Tai padovanok, parduok. Bet tu jo nelaikyk savo stalčiuose metų iš metų ir jis lieka, vis nemato tos dienos šviesos. Ir pamirštigi. Galų gale tikrai padedi pamiršti ir po N metų atsisarai stalčio ten. O ten ir laidai, ir ausinės, ir telefonai, ir ne po vieną. Iš tikrųjų mes darėme tyrimą, mes kartą į ketvirtį darome tyrimus ir stebime žmonių įpročių pokyčius.
Ir vis dar dėja atsakymai yra liūdinantis, kad elektronika ir smulkioji ir telefonai ir kompiuteriai ar ne, tai planšetės, jos vis dar atguli į mūsų stalčių. Ką daugiausiai randate tuose stalčiuose? Telefonai. Telefonai yra lyderiai, kurių mes niekaip negalime išmesti. Taip, telefonai nešiojami kompiuteriai, kur vis dar žmonės juos mėgsta atsinaujinti, ar ne? Vis keičia ir išeina naujas modelis, jie tada nusipirka naują, o šitas dar jis veikiantis, bet jis atsigula į stalčių. Technologijų paradoksas, šiek tiek irgi apie jūs užsiminėte, bet vis tiek dar norisi giliau šiek tiek pažvelgti, kaip šis saugoti požiūris susiduria su šiandienos greitai senstančiom technologijomis. Ar tai skatina kaupti dar labiau? Taip, tai žinoma yra, mes perkame ir, kaip minėjau, mes neatsisveikiname teisingai, ar ne, mes vis tiek jį padedam. Tai didėjantis yra elektronikos atliekų kiekis ir mes kuo daugiau perkame, tuo didiname elektronikos atliekų kiekį savo namuose. Ką jūs matytumėte kaip efektyvius sprendimus, skatinančius žmonės dažniau žiūrėti tos stalčius ir dažniau jas ištuštinti? Kad, kaip sakėte, tie sukaupti, nebenaudojami elektronikos prietaisai pagaliau iškeliautų iš mūsų namų. Elektronikos platintojų asociacija EPA jau keletą metų vykdo skatinimo akcijas projektus. Tarkim, kalbėjome apie telefonus, ar ne? Tai Liepos mėnesį jau 3 metai vyks projektas Keisk telefoną į kino kuponą. Mes visus kviečiame atnešti nebenaudojamą, nebereikalingą telefoną į bet kurį Forum Cinemas kino teatrą ir išsikeisti į kino kuponą. Tai yra nuostabus projektas, jisai puikus, pasikviečiam draugą draugę ar neaplankom tėvus, yra pilna telefonų stalčiuose ir išsikeičiam į kino kuponą. Neringa, bet sutikit, kad toks vienkartinis paskatinimas, jisai tikrai nėra labai tvarus. Ta prasme, kad jisai netestinis. Ar yra daugiau projektų, ar yra daugiau skatinimo priemonių ir tas norisi to testinumo ir nuoseklumo šioje vietoje. Tikriausiai, kas tikrai paveiktų. Mes iš tikrųjų ir turime daugiau tų projektų, ar ne? Galbūt pas jūs nėra telefonas, bet skelbkit juos, kad tauta žinotų. Galbūt pas jūs yra stambiagabaritė atlieka, galbūt turit šaldytuvą, skalbimo mašiną, indaplovę, džiovyklę, ar ne? Ir gegužės mėnesį yra projektas Elektronika skraidina. Registruojate stambiagabaritę elektroniką ir galite laimėti kelionę. Tai yra nuostabus projektas. Jeigu ir šaldytuvo neturite pas save, mes kviečiame visus rugsėjo mėnesį. Yra prekybos centre CUP, bus vykdoma akcija, kada galite atnešti smulkiąją elektroniką ir išsikeisti į EPA-coiną. EPA-coinas tai yra 5 eurų vertės kuponas. Jūs, reiškia, gaunate tą kuponą, nueinate į šio prekybos centro restoraną ir kavinę ir galite pavalgyti ir atsigerti. Tai yra puikūs projektai, kurie skatina pagaliau žmonės žaismingai netgi atsisveikinti su elektronikos atliekomis. Neringa, čia yra tęstiniai projektai, jau ne pirmą kartą. Taip. Kaip jie pavyko jums, kai pirmą kartą organizavote? Kaip matote, kaip kinta skaičiai, kaip kinta įsitraukimas žmonių? Žinokit, mes esame laimingi, kad žmonės įsitraukia. Mes gauname daug laiškų, kad pakartokite kitam mieste, ar ne? Tai kino bilietas, tai jau 3 metai, kaip bus šis projektas. EPA-coiną mes taip pat kartosime. Ir Elektronika skraidina lygiai taip pat 2 metai bus vykdomas šis projektas. Lokacija tik Vilnius, ar vis dėlto jau plačiai per visą Lietuvą eina tokios iniciatyvos? Elektronika skraidina per visą Lietuvą. EPA-coinas ketiname įtraukti dar 2 miestus be Vilniaus. Kokie tie 2 miestai, išduokit, kad planuojame, kol kas planuose, bet planuojame įtraukti Kauną ir Panevėžį. Ar plačiau bus organizuojama? Klaipėda, Šiauliai, nes norisi, kad tai apimtų visą Lietuvą tikriausiai, ne tik tai
didesniuose miestuose. Teisingai, jeigu sėkmė lydės ir toliau, mes tikriausiai apimsim ir visą Lietuvą. Kol kas mums labai pasisekė su Vilniumi, ar ne? Buvo planuotas projektas per mėnesį išdalinti EPA-Coin kuponus, bet mes išdalinome net per 3 savaitės. Dar grįžtant prie mūsų tų, kaip pavadinkim, nematomų problemų, tai kaip Jūs galvojat, kodėl tokia smulki elektronika, laidai, apie ką mes jau kalbėjom, žaislai, laikrodžiai, Taip. pavyzdžiui, ar ne, dažnai net nepatenka į atliekų sąrašą, nors tai yra atliekos. Galbūt žmonės netraktuoja kaip elektronikos. Tarkim, žaislas, ar ne, jisai turi savyje baterijas, bet jisai gražus pliušinis žaislas ir tada galbūt jie nemato jame elektronikos, ar ne, arba galbūt nesuteikia tiek daug kaip prasmės, ar ne, kad tai yra elektronika, ausinės, jos tokios mažos yra, jas įmeta į stalčių ir tada ji tampa tokia nematoma, elektronikos atlieka. Blogiausia, kad ją dar galbūt ir išmeta į komunalinės atliekų. Su mišriomis atliekomis. Taip, teisingai, buitinės atliekas išmeta, tada, žodžiu, jos vis viena patenka ne ten, kur turėtų patekti. Tai dabar tas patenka ne ten, kur turėtų patekti. Iniciatyvos, projektai, kurie skatina, kad žmonės rūšiuotų, kad atsikratytų tų atliekų. Bet gal dar vienas momentas, kuris irgi turėtų būti kaip paskata, kad mes išsivalytumėm tuos stalčius savo pagaliau pasekmės ir pavojingumas tokių atliekų. Ką čia šiuo klausimu, Neringa, mes turėtumėm pasakyti mūsų auditorijai? Ar žmonės pakankamai suvokia, kad net tokie daiktai, kuriuos mes ką tik išvardinam, laidai, žaislai, laikrodžiai, aš jau nekalbu apie tuos didžiagabaričius ir telefonus ir visa kita, gali būti pavojingi? Mes tikriausiai visi jau girdėjome tuos kylančius gaisrus, ar ne? Ir atsakymas yra ličio baterijos. Patekusi ličio baterija reiškia, į komunalinių atliekų konteinerius, jį gali sukelti gaisrą, jeigu yra pažeista, mechaniškai pažeista, ar ne, ir tada ličio baterijos ugnis išsiplieskusi, ji sunkiai yra gesinama. Dėl to turėtume ir mesti mes tas baterijas būtent į specialius konteinerius, dėžutes, jų yra pilna. Visi prekybos centrai, bibliotekos, viešosios įstaigos turi tokius konteinerius ar dėžutes, kur mes lengvai galėtume jomis atsikratyti, ar ne? Tik belieka vienas prašymas, kad mes turėtume savyje išugdytume galbūt tokį įprotį, ar ne? Jeigu einame į parduotuvę, mums juk nesunku paimti tas keletą baterijų, ar ne, ir parduotuvės prieigose išsimesti jas. Bet būna pritrūksta, nežinau, ar ryžto, ar pamiršta, ar laiko ir gaunasi, kad lengviau jiems išmesti į buitinės atliekas, ko pasiekoje matome, kad tikrai kyla daug ir daugėja tų gaisrų. Pavojus tada jau plačiau išplinta. Tai mes žiūrėkit, labai gražiai priėjom prie rūšiavimo, nes apie rūšiavimą tikrai kalbame daug, informacijos atrodo tikrai apstu ir jau ne 1 metai mes norime, kad tas rūšiavimas jau taptų mūsų įpročiu. Neringa, vien žinojimo, kaip suprantu, čia jau nebeužtenka. Reikia kur kas daugiau, kad lietuviai pradėtų aktyviau, masiškiau rūšiuoti. Kodėl mes dar ne ten? Kodėl mes nesam tie rūšiavimo elgesio pionieriai, pasakykime, etalonai, modeliai? Kodėl? Ko mums trūksta? Trūksta sąmoningumo. Vienintelis atsakymas. Mums trūksta sąmoningumo. Mums yra greičiau, ar ne, išmesti elektronikos atlieką į buitinių atliekų konteinerius. Mes turėtume daugiau toje vietoje mąstyti, ar ne? Jeigu nori apsaugoti save, savo aplinką, savo vaikus, mes turėtume išmokti rūšiuoti. Išmokti rūšiuoti ne tik elektronikos atliekas, mes turime išmokti rūšiuoti visas atliekas ir tai yra labai svarbu mūsų aplinkai. Galų gale elektronikos atlieka atitekusi į elektronikos atliekų konteinerius, ar ne, grįžta juk žaliava ir vėl iš naujo galima kurti prietaisą. Auksas, varis, jisai grįžta kaip žaliava, tai yra žemės ištekliai. Jie nebegaliniai yra. Turime tausoti ir turime suvokti.
toks suvokimas, jūs kaip užsiminėt vaikai, nuo pat mažumės turėtumėm jau pradėti ugdyti mažąją kartą, rūšiuoti, ko mums čia trūksta. Tėvai atrodo sąmoningi, supranta rūšiavimo būtinybę, pasekmes. Ar mokykloje, ar namuose, kur yra ta spraga, kad dar neteina tas toksai kaip rūšiavimas taptų jau standartų norma mūsų gyvenime. Aš vis viena manyčiau, žinokit, kad viskas prasideda nuo tėvų. Aišku, yra, kurie sėkmingai rūšiuoja ir nekyla tokių klausimų nei tėvams, nei aišku, po to jų vaikams nekyla, bet visgi sakyčiau, kad viskas turi prasidėti nuo šeimos. Jeigu tėvai teisingai rūšiuoja ir jeigu geba paaiškinti vaikams, kodėl tai reikalinga, tai tada ir vaikai tai rūšiuos. Mes turime dar vieną projektą, tai nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, skirta 7-8 klasių mokiniams ir šią olimpiadą globoja prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir mes kiekvienais metais parenkame itin aktualią temą tiems metams, ar ne, buvo apie ličio baterijas, apie gaisrus. Dabar mes kalbėsime apie priklausomybę nuo elektronikos prietaisų. Tai man regis, tai reikia šiek tiek sąmoningumo ir domėtis tą temą. Neringa, bet kaip jūs galvojat, gal forma pateikimo yra ne ta? Gal mūsų žmonėms reikėtų komunikuoti kažkokia kitokia forma? Vat jūsų įvardinti projektai, atrodo, tikrai turėtų būti ta didžiulė paskata, ką jūs beje skaičiai jūsų rodo, kad iš tiesų žmonės domisi tuo, žmonės įsitraukia į tokias iniciatyvas ir projektus. Gal reikėtų prie to žmogaus prieiti kitaip, kad tas rūšiavimas ir atsisakymas pasenusios elektronikos taptų mūsų kasdienybė? Aš kaip ir minėjau, yra, matot, ir tie psichologiniai momentai, kada žmogus turi priklausomybę dar, ar ne, emocinį ryšį, vertę jis mato elektronikoje. Jam gal tai ne taip paprasta pakeisti žmonių įpročius, tam reikia laiko. Neužtenka parinkti formą, ar ne, galbūt kažkam užtenka tą parinkti teisingą formą, kaip išaiškinti, kad kodėl reikia mums rūšiuoti elektronikos atliekas. Kitiems galbūt reikia daugiau laiko suprasti, kad būtina rūšiuoti ir elektronikos atliekas, būtina jas atskirti, ar ne, būtina išsivalyti namus galų gale nuo tos elektronikos, kurios mes nebenaudojame. O jeigu sugedo daiktas, tai galbūt vertėtų jį nunešti ir pataisyti, nei kad padėti jį kažkur toliau nuo savo akių, ar ne, ir po to gaunasi, kad mes niekada ir nebeišsitraukime metai iš metų, ta elektronika tiesiog būna mūsų namuose. Nematau ir problemos nėra čia iš tos serijos. Neringa, kaip yra kitose šalyse? Jūs vis tiek bendraujate su kolegomis iš kitų šalių, iš Skandinavijos, labiau pažengusių tų kraštų. Ką jie daro, ką mes galėtumėm irgi daryti ir kad pasiteisintų pas mus? Ar ieškote tų išeičių ir tų sprendimų? Taip, mes žiūrime, kaip ir kitoms valstybėms sekasi. Galiu pasakyti, kad Lietuva neišsiskiria, kad ji nerūšiuoja ar netinkamai. Iš tikrųjų, visa Europa labai sunkiai rūšiuoja. Visas pasaulis sunkiai rūšiuoja, dėl to ir gaunasi, kad didžiulis elektronikos atliekų kiekis, ar ne. Tai panašiai ir kitos valstybės eina tuo keliu, skatinimo keliu. Galbūt žmonėms trūksta, reiškia, nori jie motyvacijos, nes tie skatinimo projektai, jie panašu, kad atsako į klausimą, kad žmogus už tą elektronikos daiktą jis visgi norėtų kažką gauti, ar ne, nes elektronika irgi kainuoja pinigus ir jam taip lengvai atsisveikinti su juo ir nekyla gal dėl to ranka. Tai tie skatinimo projektai, jie visame pasaulyje yra populiarūs, sėkmingi ir mes lygiai tą patį darome ir tikimės, kad visos tos formos, kuriomis mes bandome pasiekti savo visuomenę, ar ne, tai ji ir padės mums su tuo sukovoti su elektronikos atliekomis. Ne su Bizūno principo, su apdovanojimo principu. Taip, nenorėtume mes Bizūno principo jokių būdų, manome, kad galima susikalbėti su žmonėmis, su visuomenė ir iš tikrųjų, kad
Galbūt ta kalba yra priimtinesnė, man regis. Ir manau, kad dar reikėtų ką akcentuoti, tai pasekmes vis dėlto. Kokios tos pasekmes, jeigu mes vis dėlto kaupsim, nerūšiuosime ir gyvensime su tom pasenusiomis atliekomis. Taip, tai reikia suprasti, kad stambiagabaritės atliekos savyje turi sunkiųjų metalų, yra kadmis, yra gyvsidabris, yra švinas, ar ne, kuris gali patekti į dirvožemį, į vandenis, taip užteršti aplinką, orą užteršti, prasideda įvairūs negalavimai. Tai mes tiesiog turėtume apie tai susimastyti dažniau. Neringa, mes išsamiau kalbėsim apie tai kitoje laidoje, būtent va, ką jūs dabar labai gerą anonsą padarėt kitos laidos, būtent apie infrastruktūrą ir poveikį atliekų, kurios nėra rūšiuojamos ir kurių nėra atsisakoma, kalbėsim kitoje laidoje. Ir šiandien baigiant mūsų laidą, jeigu reikėtų įvardinti vieną pagrindinę priežastį, kaip jūs galvojate, kas labiausiai stabdo žmonės rūšiuoti elektroniką ir kas labiausiai juos skatina rūšiuoti elektroniką ir jos atsisakyti senos? Kas labiausiai skatina, tai man atrodo tas sąmoningumo mūsų lygis. Jeigu jis yra aukštas, mums ir skatinimo nereikia. Mes patys linkę esame tada rūšiuoti, tausoti savo aplinką, savo gamtą ir atsisveikinti teisingai su elektronikos atliekomis. O kas stabdo labiausiai šiandien? Dar pabrėžkim ir priminkim. Tai gal tada sąmoningumo trūkumas, aš sakyčiau, galbūt taip, kad žmonėms vis dar trūksta žinių, tikėtina, ar ne, kad elektronikos atlieka, ji turėtų būti išrūšiuota, o nelaikyti ją namuose. Nes tai išvalys ne tik tai jūsų stalčių, bet tikriausiai ir jūsų sveikatą šioje vietoje. Neringa, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Ekspertai pataria. Pas mus svečiavosi Neringa Baranauskienė, komunikacijos agentūros EcoVoice vadovė ir elektronikos platintojų asociacijos EPA ryšių su visuomenė atstovė. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likit su Žinių radiju. Gražių Jums dienų. Ačiū. Laidą Ekspertai pataria pristato elektronikos platintojų asociacija EPA. Ekspertai pataria.